rytas. Mums rytas prasidėjo 8:30 šiuo metu. Esam prie uždaro parko, kur visi automobiliai nakvojo. Ir čia daugelis pergyvena, ar čia visi užsivesim iš ryto, visi mechanikai vaikšto aplinkui ir galvoja, pergyvena žodžiu, tai mūsų automobilis užsivedė. Truputį pergyvenam dėl to, kad turim pervažiavimą trumpą nuo uždaro parko iki startas greičio ruožo, tik kilometras ir 800 metrų. Tai truputėlį pergyvenam, kad nespės sušilti transmisiją. Tai dėl transmisijos mažos temperatūros yra priimtas sprendimas startuoti 70% pajėgumu pirmosius kilometrus, iki kol sušils transmisija. He tried to put us. Perfect. We have a small jump, 300 meters and 2 right. Twist in. 600 meters. Just 400 meters to 3 left. 300 meters. Antrasis greičių ruožas, šeštadienis, 104 km. Na, labai, iš esmės, tikrai labai greita trasa, labai skirtinga, vietomis labai plati, vietomis siaura, su daugybė duobių, kur aplinkui daug medžių, daug sniego, negali visiškai nuklysti nuo kelio. Tai aišku, važiuoji ir supranti, kad jeigu tu čia būtum buvęs bent vieną kartą, tikrai galėtum būti gerokai greitesnis. Tai šita prasme toks truputį gaila, kad mes čia nesam buvę. Bet dabar kaupiam patirtį, tai kaip ir viskas gerai. Prašokom vienam greičio ruože, vienoj sankryžoje tiesiai, atrodė, kad ten neina kelias, reikėjo iš esmės supti. Tai manau, kad paradom kokių 15-20 sekundžių, tai tikiuosi, kad čia ralio eigoje labai stipriai nepakeis. Preliminariai esame turbūt 4-5, tokie pasišnekėję su dalyviais aplinkui, kol kas dar oficialios informacijos nėra, tai tokia yra nuomonė. Tai va, tai keliaujam priekį, pasižiūrėsim, kas mūsų laukia trečiasis greičių ruožas, šiandieną 170 km. 5, 4, 3, 2, 1, go. 1 kilometer. Stop the second one. Yes, and second one is next one. Do caution. Do caution. Okay. 2.5 kilometers. Right, yeah? Yes, on the road. No information. No information. Šeštadienis 2 greičio ruožai, arba iš viso 270 km. Iš esmės tokia praktiškai beveik Dakarinė diena ir tikrai buvo reikalinga labai didelė koncentracija, nes keliai labai greiti, tam tikrose vietose labai siaura. Kur labai siaura mums gerai, nes ten techniško važiavimo reikia, kur reikia važiuoti ypatingai greitai, mes nežinom šitų kelių, tai mums sudėtinga, tokia mokomės, stabdom, kur nematom ir jaučiam, kad labai praradinėjom laiką. Bet nežiūrint į taip, mes ant kelio praktiškai nepridarėm jokių reikalų ir keliaujame į sekmadienį.
Ačiū, kad žiūrėjote mano video. Kaip matote, šiuo metu mes iš ekstremalaus karščio pereinam į šaltį ir planuojame startuoti pasaulio ralio maratono Bajų taurėje Rusijoje. Po to vėl keliausime į karštį. Jūs turite galimybę prenumeruoti mano kanalą štai čia, arba jeigu norite dar geresnio turinio, galite prisidėti prie komandos, tapti patronais, kitaip tariant, mūsų partneriais arba dalimi mūsų. Ir jeigu jūs nusprendėte, tai galite padaryti štai čia. Ačiū.